Dėkuoju Seimo pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti kolegijai, kuri išsakė nuomonę, kad yra projektas ir siūlymas tikrai neblogas. Tai tikrai dėkui, bet taip pat visi mes suprantam, kad ne iš lengvo ir gero gyvenimo mes teikiam tokius pasiūlymus. Ir Seimo nariai, dirbdami tiek savo vienmandatės, tiek daugiamandatininkai važinėdami po Lietuvą, girdi vis tą patį klausimą ir priekaištus iš žmonių, kad eilės netrumpėja, medikų nėra, reikia važiuoti į kitą savivaldybę, transporto bent jau antroji dienos pusė yra kur kas mažiau. Ir tarkim, praėjusios kadencijos 6 reformos nedavė efekto ir dabartiniai pokyčiai sunkiai gali išjudinti šį klausimą, tai yra medikų pakankamą skaičių teikti gyventojams paslaugas sveikatos jų gyvenamosiose vietovėse. Ir mes taip pat kalbėdami ir su merais, ir su ligoninių vadovais girdim, kokios vyksta varžybos. Ir tikrai suprantu jaunųjų medikų išsakytą mintį, kad jiems yra geriau, kai dėl jų varžosi ir siūlo didesnius atlyginimus, bet merai jau nebeišgali arba ligoninių vadovai tokias sumas pasiūlyti, juolab kaip jausti šalia dirbančiai medikui, kuris dirba N metų tos pačios specialybės, kai jų paskui atlyginimas skiriasi keletą kartų. Tai nereikėtų sakyti, kad čia kažkokia tai yra prievolė, tai yra papildoma galimybė studijuoti ir dirbti rezidentūros studijose valstybės finansuojama vietoje su įsipareigojimu. Tai yra papildomos 20 vietų maždaug per Lietuvą ir pagal dabartinius paskaičiavimus po vieną, dvi specialybės pagal poreikį. Ir tikrai vyko ir klausimai kelis kartus, ir susitikimai ministerijoje, ir susitikimai Seime, ir nebuvo skubėta su šiuo įstatymo projektu tam, kad išdiskutuoti ir tikrai į dalį tiek jaunųjų medikų, tiek kitų išsakytų pasiūlymų buvo atsižvelgta, numatytos ir galimybės pasitraukti iš šio modelio, yra palikta alternatyva dėl pasirinkimo darbo vietos regione, todėl kad negali numatyti, kas bus po 5 metų ir nebūtinai rezidentūros vieta, tai bus ta vieta, kur studentas turės pareigą dirbti. Dėl vietų vis dar iki priėmimo dėl metų, galima diskutuoti, bet tai tikrai ne. Šis siūlymas yra todėl, kad yra didžiulis poreikis medikų ir lygiagrečiai atliekami ir ministerija ieško būdų, kaip patraukti, padaryti patrauklesnes tas darbo vietas regionuose, galbūt vyresnio amžiaus gydytojams, kurie nenori tokio didelio tempo. Ir manau, kad šitam įstatymo projektui reikėtų pritarti, nes tai yra ne dėl to, kad mes taip sugalvom, o iš didžiulio poreikio Lietuvos žmonėms, kurie nori gauti šias gyvybiškai svarbias paslaugas laiku, tada, kada reikia ir ten, kur netoli jo gyvenamosios vietos.